Skaičių knyga, 3 skyrius. Tuo metu, kai Viešpats kalbėjo ant Sinajaus kalno, Arono ir Mozės palikuonys buvo Arono pirmagimis sūnus Nadabas ir Abihuvas, Elezaras bei Itamaras. Jie buvo patepti ir pašvesti kunigų tarnystei. Bet Nadabas ir Abihuvas aukoja svetimą ugnį Viešpačiui Sinajaus dykumose, mirė, nepalikdami vaikų. Aronui, gyvam esant, kunigų tarnystę ėjo Elezaras ir Itamaras. Viešpats kalbėjo Mozei: pakviesk Levio giminę pas kunigą Aroną, kad jam tarnautų. Jie atliks visus darbus susijusius su susitikimo palapine, prižiūrės jos daiktus ir tarnaus prie palapinės tarp Izraelio vaikų. Atiduok levitus Aronui ir jo sūnums. Jie visi yra atiduoti jam iš Izraelio vaikų. Aroną ir jo sūnus paskirk kunigais. Jei kas iš pašalinių artinsis, bus baudžiamas mirtimi. Viešpats kalbėjo Mozei: aš paėmiau levitus Izraelitų pirmagimių vietoje. Kiekvienas pirmagimis yra mano nuo to laiko, kai išžudžiau pirmagimius Egipte. Tuomet pašvenčiau savo Izraelitų ir jų gyvulių pirmagimius. Jie yra mano. Aš esu Viešpats. Izraelitams, esant Sinajaus dykumoje, Viešpats kalbėjo Mozei: suskaičiuok levitus pagal jų šeimas, visus vyriškos giminės asmenis nuo 1 mėnesio amžiaus. Mozė suskaitė juos, kaip Viešpats buvo įsakęs. Štai Levio sūnų vardai: Geršonas, Kehatas ir Meraris. Geršono sūnus: Libnis ir Šimėjas. Kehato sūnus: Amramas ir Itscharas, Hebronas ir Uzielis. Merario sūnus: Machlis ir Mušis. Tai yra Levio giminė pagal savo šeimas. Iš Geršono kilo 2 šeimos: Libnių ir Šimių. Jų vyriškos lyties nuo 1 mėnesio amžiaus suskaityta 7500 asmenų. Geršono šeimos turėjo statyti savo palapines už susitikimo palapinės vakarų pusėje, vadovaujami Laelio sūnaus Eliasafo. Jie yra atsakingi už susitikimo palapinę, jos uždangalus, palapinės įėjimo užuolaidą, kiemo užkabas, įėjimo į kiemą užkabą, palapinės virves bei visus jos reikmenis. Kehato giminiai priklausė Amramų, Itscharų, Hebronų ir Uzielitų šeimos. Tai yra Kehatų šeimos. Jų vyriškos lyties nuo 1 mėnesio amžiaus suskaityta 8600 asmenų. Jie prižiūrėjo šventyklą. Kehato sūnų šeimos statydavo palapines pietinėje susitikimo palapinės pusėje. Jiems vadovavo Uzielio sūnus Elicafanas. Jie turėjo saugoti skrynę, stalą, žvakidę, aukurus, šventyklos indus, naudojamus tarnavimo metu, uždangą ir visus reikmenis. Kunigo Arono sūnus Elezaras yra vyriausiasis levitų vadas. Jis prižiūrės tuos, kurie rūpinasi šventykla. Iš Merario yra kilusios Machlių ir Mušių šeimos. Jų vyriškos lyties nuo 1 mėnesio amžiaus buvo 6200 asmenų.
Jų vadas buvo Abihailo sūnus Curielis. Jų stovykla buvo šiaurinėje susitikimo palapinės pusėje. Jie saugojo palapinės lentas, kartis, stulpus, jų pakojus, kiemo stulpus, statomus aplinkui, su jų pakojais, kuoleliais ir virvėmis. Priešais palapinę, rytinėje pusėje, pasistatydavo palapinę Mozė ir Aronas su savo sūnumis. Jie saugojo šventyklą tarp Izraelio vaikų, nes jei prisiartintų kas iš pašalinių, turėjo būti baudžiamas mirtimi. Viešpačiui įsakius, Mozė ir Aronas suskaičiavo visus levitus vyriškos lyties nuo 1 mėnesio amžiaus. Jų buvo 22 000 asmenų. Viešpats tarė Mozei: dabar suskaičiuok visus izraelitų pirmagimius vyriškos lyties nuo 1 mėnesio amžiaus. Atskirk levitus man, aš esu Viešpats. Vietoj visų Izraelio vaikų pirmagimių ir levitų gyvulius, vietoj izraelitų galvijų pirmagimių. Mozė suskaičiavo izraelitų pirmagimius, kaip Viešpats buvo įsakęs. Visų vyriškos lyties pirmagimių nuo 1 mėnesio amžiaus buvo 22 273. Viešpats kalbėjo Mozei: imk levitus vietoj izraelitų pirmagimių ir levitų gyvulius vietoj izraelitų gyvulių. Levitai bus mano. Aš esu Viešpats. Išpirk 273 izraelitų pirmagimius, nes jų yra daugiau negu levitų. Imk nuo kiekvieno 5 šekelius sidabro pagal šventyklos šekelį. Šekelis susideda iš 20 gerų. Atiduok pinigus Aronui ir jo sūnums už tuos, kurie viršija levitų skaičių. Mozė paėmė išpirkimo pinigus už tuos, kurie viršijo levitų skaičių. Iš izraelitų pirmagimių paėmė pinigus 1365 šekelius sidabro pagal šventyklos šekelį. Juos atidavė Aronui ir jo sūnums, vykdydamas Viešpaties įsakymą.